Gerbiami Sužonių seniūnijos gyventojai, noriu pristatyti, kokie darbai ir projektai buvo įgyvendinti Sužonių seniūnijoje per 2025 metus. Sužonių seniūnija yra viena iš jaukiausių Vilniaus rajono vietovių, kurioje dera natūralus kraštovaizdis, turtinga istorija ir gyvos tradicijos. Seniūnija ribojasi su Paberžės ir Nemenčinės seniūnijomis, taip pat su Švenčionių rajono Pabradės ir Magūnų bei Molėtų rajono Dubingių ir Joniškių seniūnijomis. Seniūnijos teritorijos plotas siekia 16,014 hektarų, iš jų 9,870 hektarų sudaro žemės ūkio naudmenos, 3,800 hektarų miškai, o likusi dalis vandenis ir kitos paskirties plotai. Dėl didelės Sužonių seniūnijos teritorijos ir išsibarsčiusių kaimų viena aktualiausių kasdienių problemų yra susisiekimas. Didelę vietinės reikšmės kelių dalį seniūnijoje sudaro žvyrkeliai, todėl jų būklė turi tiesioginį įtaką gyventojų kasdieniam gyvenimui. Ypač pavasarį ir rudenį, kai dėl oro sąlygų keliai tampa sunkiai pravažiuojami. Atėjus pavasarį didelis dėmesys skirtas polaidžio padarinių šalinimui ir pažeistų dangų atstatymui. Buvo tvarkomos kelio atkarpos Jusinės gatvėje, Blusinės ir Skirlėnų kaimuose, Širvyno gatvėje, Dvailinių kaime, taip pat vietinės reikšmės keliuose nuo Pakryžės per Totorėnus, Maciūnus, Stagalius iki Marinės ir Griciūnų kaimų. Suremontuotas ir Levonius, Garšviškės, Unguriškės kelio ruožas. Taip pat kelio atkarpas Berzdiūnų kaime ir Kaidonelių, Bildūnų, Šešelgiškių kelyje. Didelis dėmesys skirtas žvyrkelio remonto ir žvyravimo darbams. Jie buvo atlikti Kaidonelių gyvenvietėje, Dvailinių, Padubių, Unguriškių, Stankų, Kričiūniškių kryptimis. Grybėnų, Tarakonių kelyje, Jaučiavarių ir Kamšiškių kaimuose. Taip pat Rimšiškių kryptimi. Sutvarkyta ir Vigelinės gatvė, Veriškių kaime bei privažiuojamasis kelias nuo Danilavos kelio. Šie darbai ženkliai pagerino pravažiuojamumą ir sumažino kasdienius nepatogumus gyventojams. Siekiant ilgalaikių sprendimų, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis buvo išasfaltuota privažiuojamoji gatvė Sužonių kaime bei dalis Kaidonelių, Bildūnų, Šešelgiškių kelio. Bildūnų kaime taip pat įrengta melioracijos pralaida, užtikrinant tinkamą vandens nutekėjimą ir padedant išsaugoti kelio būklę ateityje. Taip pat didelis dėmesys buvo skirtas ir gatvių apšvietimo gerinimui. Sužonių kaime buvo vykdoma viešo apšvietimo plėtra. Mokyklos gatvė, kur įrengta 600 metrų modernaus apšvietimo. Taip pat dalyje Vilniaus gatvės, kur apšvietimo ilgis siekia 1200 metrų. Šie darbai atlikti siekiant didesnio saugumo tiek pėstiesiems, tiek automobilių vairuotojams. Atsižvelgiant į gyventojų prašymus ir pastebėjimus, seniūnijoje taip pat pakeistas 21 gatvių apšvietimo šviestuvas į energiją taupančius LED. Taip pagerinant apšvietimo kokybę ir sumažinant elektros energijos sąnaudas. Didelis dėmesys buvo skirtas kapinių infrastruktūros gerinimui, nes kapinės Sužonių seniūnijoje yra svarbi vieta bendruomeniai. Tai erdvė, kurioje susitinka pagarba, atmintis ir ramybė. Tvarkant kapinių teritoriją siekiame ne tik estetikos, bet ir realaus patogumo bei saugumo lankytojams. Pirmiausia, buvo atnaujinti seni nusidėvėję takai. Jie iškloti trinkelėmis, kad judėjimas kapinėse būtų patogesnis ir saugesnis visais metų laikais. Tai ypač svarbu vyresnio amžiaus žmonėms ir tiems, kuriems judėjimas kelia sunkumų. Nes dabar kapinės galima lankyti be papildomo pavojus paslysti ar klupti. Gyventojų patogumui kapinių teritorijoje įrengta vandens kolonėlė, sudarant geresnės sąlygas kapų priežiūrai, ypač šiltojų metų laiku. Taip pat buvo išasfaltuota automobilių stovėjimo aikštelė ir privažiavimo kelias. Tai ženkliai palengvino atvykimą, sumažino purvo ir dulkių problemą bei pagerino bendrą teritorijos tvarką. Papildomai įrengtas apšvietimas, kuris užtikrina saugumą tamsiuoju paros metu ir leidžia kapines lankyti ramesnėje, saugesnėje aplinkoje.
Seniūnijoje nuolat vykdoma viešųjų teritorijų priežiūra, atliekų tvarkymas, pakelių ir šaligatvių valymas. Svarbi veiklos dalis buvo ir socialinė pagalba. Kalėdų laikotarpiu aplankytos 52 šeimos, kurioms įteikti maisto dovanų maišeliai. Praėję metai buvo turtingi ir bendruomeniniais renginiais. Vienas svarbiausių įvykių buvo Sužonių seniūnijos herbo pašventinimas. Iškilminga ir prasminga šventė, subūrusi šeimas, vaikus ir senjorus, bei sustiprinusi bendruomenės tapatumą. Sužonių seniūnijos herbas simbolizuoja tai, kas mums svarbu ir brangu. Jame vaizduojamas jūrinis erelis, stiprybės, budrumo ir apsaugos simbolis. Erelis tarsi saugo mūsų kraštą, žmones ir tradicijas. Herbo pašventinimo dieną susirinko gausi bendruomenė, šeimos, senjorai, vaikai. Tai buvo diena, kai sustojame, pažvelgiame į savo šaknis ir pasidžiaugiame tuo, ką turime. Ypač svarbu, kad herbas buvo ne tik pristatytas, bet ir iškilmingai pašventintas, suteikiant jam dvasinę prasmę. Vasarą Sužonių seniūnijoje vyko viena laukiamiausių metų švenčių – Joninių minėjimas. Tai šventė, kuri suburia žmonės ir leidžia pabūti kartu, sustoti kasdienybės skubėjime ir pasidžiaugti buvimu bendruomenėje. Joninių šventė tapo tikru bendruomeniškumo simboliu. Joje netrūko muzikos, tradicinių papročių, laužo šviesos ir bendravimo. Žmonės rinkosi su šeimomis, draugais, kaimynais, visi jautėsi laukiami. Šventės metu buvo juntama gyva, šilta atmosfera, kurią kuria ne dekoracijos ar scena, o patys žmonės. Tokie šventės yra labai svarbios, nes jos stiprina tarpusavio ryšius, puoselėja tradicijas ir leidžia kurti bendrus prisiminimus. Metų pabaigoje Sužonių, Skirlėnų, Veriškių ir Griciūnų kaimuose buvo įžiebtos kalėdinės eglutės. Šventėse apsilankė kalėdų senelis, o vaikams buvo išdalinta apie 200 dovanų. Taip pat noriu paminėti, kad apdovanojimų sąraše buvo paminėta ir mūsų Sužonių seniūnijos bendruomenė, įvertinta už nuoširdų rūpinimąsi bendruomenę ir labdaringą veiklą. Tai svarbus įvertinimas visai Sužonių seniūnijai. Sužonių kaimo bendruomenė jau daugelį metų telkia žmonės ir padeda tiems, kuriems labiausiai reikia dėmesio. Ypatingą vietą jų veikloje užima labdaringa akcija Stebuklingos šventosios kalėdos kaimo vaikams, kuri gyvuoja jau 17 metų ir tapo gražia tradicija, perduodama iš kartos į kartą. Atskirai noriu padėkoti Nemenčinės kultūros centro Sužonių skyriui už aktyvų įsitraukimą ir bendradarbiavimą organizuojant bendruomeninius renginius. Apibendrinant, galima pasakyti, kad per 2025 metus visi suplanuoti darbai buvo sėkmingai įgyvendinti. Tai tapo įmanoma bendromis seniūnijos darbuotojų, bendruomenių, seniūnaičių ir gyventojų pastangomis. Ačiū visiems už bendradarbiavimą ir pasitikėjimą.